viešpačiu. Ir ne vieną dieną visiems laikams, o etapas po etapo. Praeinam kažkur etapą ir vėl mes permastom, apmastom Dievo duotą įžvalgą, sumanumu ir vėl pasišvenčiam, seksim toliau. Seksim toliau. Tai yra sąmoningas veiksmas. Ateis staiga man įkvėpimas ir aš užsimanysiu sekti viešpačiu. Emocija ateis, pagrajins, šlovinimas gražiau užgros ir tavo siela jau seks viešpačiu. O kai rytoj nusileisi nuo kalno į slėnį, kur reikės eiti duonai uždirbti, nebeseksiu viešpačiu, nes sunkiai reikia dirbti. Ne, sekimas yra sąmoningas. Į santuoką ėjom, ką? Sąmoningai. Ir pasišventėm sąmoningai. Iki mirties. O, kokią naujieną pasakiau. Šiandien gal jau tikrai kai kam naujiena. Bet mano laikais, kai aš tekėjau, tai buvo iki mirties. Ir tai buvo, supratom, nesupratom, bet supratom, kad iki mirties. Kad skyrybų nėra. Va taip ir mūsų pasąmonė atsitinka, tikrai atsitinka visko, bet mes nėjom su to užtaisu, kad jeigu kas, pas kitą. Šiais laikais, suprantat, pasaulio įtaka arba jo elgesys veikia ir krikščionis, bet taip mūsų tarpe neturi būti. Pasišventėm ir iki mirties. Sunku. Brangieji, netarnausite dviem. Netarnausite pasaulio kunigaikščiui ir Dievui. Vėl ir vėl tas pats per tą patį. Netarnausi dviem šeimininkams. Arba vienam, arba kitam. Kas įdomiausia, kad ir anas tikriausiai nelabai gal nori, kad tarnauja. Nežinau. Nesirūpino anuo, rūpinosi, kaip patikti viešpačiui kaip patikti. Netarnausit bažnyčiai, netarnausit. Mato Evangelijoje yra geros eilutės, atsiverčiam raštą, įtemkit savo vidinės ausis, biški praplėskit smegenis, talpinkim šiandien daugiau negu įpratę. 10:37 mato. Čia vėl viešpats kalba. Čia yra atsivertėt, mato 10:37. Skaitau. Kas prisirišęs prie tėvo ir motinos labiau negu prie manęs. Tokia pradžia yra mano Biblijos vertimo. Kitose vertimuose yra, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Sako, kas prisirišęs prie motinos ir tėvo labiau negu prie manęs, sako Jėzus, nevertas manęs. O kas myli dukterį ar sūnų? Toliau, kas myli sūnų ar dukterį, kas prisirišęs labiau prie sūnaus ir dukters negu prie manęs, tas nevertas manęs. Kur yra netgi vienas iš 10 Dievo įsakymų, kas negerbė tėvo ir motinos, nematys to ir to. Bet šitoj vietoje viešpats kalba, suprantat, nieko, jis neleis niekam. Kas būtų aukščiau jo? Ir čia yra stabas. Ar tai mes per vieną dieną patyrėm? Jokių būdų. Bet šiandien mes turim jau į savo protą ir savo sąmoniai sukti tą filmuką, kad ne. Suprantat, ne. Aš ir tu, mes mylim viešpatį už vis labiausiai. Kaip? Mes negalim būti prisirišę.
prie tėvo ir motinos, prie dukters ir sūnaus, prie namų labiau negu prie viešpaties. Nes tada gaunasi ką? Kad jie yra svarbiau. Kitoje vietoje sako raštas, pavydžiai trokšta dvasios, kuri yra jumyse, many, pavydžiai. Jeigu ten daugiau visko yra kažkam negu jam. Ir vėl tai yra, mes keičiamės laike. Ir Dievas duoda tą supratimą. Kada jau yra negerai, jis duoda jau tą supratimą. Sako, oi, jau žiūrėk, jis duoda tą supratimą. Mums nereikia ten narpstyti ir versti ten tos apatinius ir ieškoti, kur ten viešpatie aš nuklys, kur ten. Nebijok. Viešpats atveria ir jis parodo tą stabą tau ir man. Jis parodo, kaip per aplinkybės, per situacijas, per viską. Atsižadėti savęs. Ir čia dabar pabaigim, dar nepabaigiau. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Apie ką eina kalba? Čia tikrai neina kalba, kad dabar turim fizinę mirtim numirti. Nes psalmistas Dovydas sako, mirusieji viešpatie tavęs nešlovina, gyvieji šlovina. Ir jeigu viešpačiui reikėtų tavo ir mano fizinės mirties, tai senai su atgimimu ir būtumėm išėję, nes jam būtų labai reikėję. Bet kažkaip tai viešpats visokiais būdais žiūri, kad mes gyventų vis atnaujintas ląsteles mumyse, vėl stiprint, nes reikia, kad šlovintų jį, reikia, kad jo vardas būtų garsinamas, reikia, kad būtų demonstruojamas jo charakteris, skelbiamas jo žodis, kaip veiksmais, elgesiu. Todėl bažnyčia Dievui, tavo ir mano mirties fizinės nereikia. Jam reikia kokios mirties? O ten, ego. Aš žinau, man dėl manęs, va kokios mirties reikia. Atsižadėjimo savęs. Štai kokios mirties reikia. Ir va paskutinis, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Ir tikrai galim pasakyti, tiek dalykų jau mes atrandam, tiek jau daug dalykų, nors ta kelionė mūsų dar neilga buvo. Bet kiek jau dalykų atrandam, kaip viešpatie fain su tavim, kaip įdomu su tavim, negalvojau, kaip yra fain nepykti, kaip yra fain nepavydėti, kaip yra fain mylėti, kaip yra fain būti geram, užjaučiamam, kaip yra fain. Nors praradau, pyktį praradau, rūstybę praradau, nes buvo kaip jau ir mano, čia mano charakteris, čia aš, už teisybę, čia aš. Kaip yra fain nebekovoti už teisybę, kaip yra malonu ramybę judėti, nesiblaškyti, visus darbus nudirbti. Ar neragaujam? Ragaujam. Ir čia eina apie tą kalbą, kas praras, tas atras mane. Žiūrėkit, kitoj vietoj sako, kai aš būsiu pakeltas, reikia, aš paskaitysiu, paklausykit, Jono Evangelijoje 12. Ir baigsiu. 12:32. Kai aš būsiu pakeltas nuo žemės, Jėzus sako, visus trauksiu prie savęs. Kai aš būsiu pakeltas, kai aš būsiu nukryžiuotas, visus trauksiu prie savęs. Ką jis ir daro? Ką jis ir daro? Visu kuom traukia prie savęs. Kitoje vietoje sako, jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas. Mūsų tokia paskirtis mus beria į žemę ir mes turime numirti. Senasis aš su savo įpročiais, su savo elgesiu, su savo pomėgiais. Jie turi atsinaujinti, galbūt pomėgis ir liks dainuoti, bet jis atnaujintas. Nebe tas prie užstalės dainas dainuosi, o šlovindamas viešpatį dainuosi.
nežinom tokių pomėgių. O kas būtų, jeigu būtų? Ir mėnesių mėnesiais. Čia ne apie vieną dieną, kada jau tikrai tiem darboholikam tikrai čia yra receptas koks reikėtų atsigulti ir vėjus galvoti, bet jiem tikriausiai ir to nepavyksta darboholikam. Kodėl, brangieji, taip vis prilaikom? Kodėl vis taip nepaprastai ir taip nelengvai atsižadam to senojo? Taip nelengvai, gerai, nes, gerai. Kodėl taip bijom to pasišventimo, atsidavimų? Sąmoningai, aš nekalbu, kada man pagrojo ir man ten, kaip man viskas dangus nusileido. Ne apie tas dienas kalbu, ne apie tas akimirkas, o apie tą sąmoningą. Kodėl taip bijom pasišventimo? Todėl, kad labai puikiai suprantam, tikrai, puikiai suprantam, kad mano norų, mano įgeidžių, kur noriu, ką noriu ir kada noriu, nebeliks. Ir taip po truputį vis plėšiam tą seną odą nuo savęs, atiduodami Viešpačiui. Taip po truputį. Taip, ne visai. Nusinėriau seną išnarą, Viešpatį, imk. Taip nevyksta. Ir Viešpats tai žino. Ir Viešpats to nereikalauja. Užtat jeigu jūsų gyvenime susidursit su žmogum, kuris staiga ateina ir per naktį pasikeitė ir išnarą atidavė ir apsivilko naują ir kaip išdžiūgaus kalbėdamas, sakyk, ramiai. Taip nėra ir taip nebus ir taip Viešpats nedaro. Nes tu liksi gyvą mėsą. Jeigu tau visą seną per naktį sunaikins, tu liksi atvirą, gyvą mėsą. Kam? Maitvanagėm, kurie puls prie gyvos mėsos. Tu nepervilktas, todėl ir iš savęs nereikalaukit, kad čia staiga atsibusi vieną dieną. Ir visiškai ne, po truputį Viešpats. Jeigu dirba su pykčiu, arba ta pyktis, tai vienas ryti, su tinginystė, tai kita, su atsidavimu tai kita, ir kampas po kampo, kertelė pro kertelę mumyse. Ir užpildokom savim tuščių vietų negali likti mumyse. Negali, nes tuoj pat prisistatys 7 velniai. Išstumė vieną, todėl išstumė vieną, prisipildom ko? Dievo žodžiu, malda, įsitvirtinam kažkiek, tada vėl Viešpats ima kitą kam. Ir taip mes ką? Sekame Kristumi, atsižadėdami senojo aš. Ir pasiduodami šitam naujam, jam, kuris yra mumyse. Šitoks yra sekimas. Dievo dvasia pašalina visą, kas jai trukdo mumyse veikti. Ir kada mes sąmoningai sakom, Viešpatie, atsižadu, pasišvenčiu, vėl kažkokiam etape, mes puikiai suprantam, kad Dievo dvasia atėjusių naujų būsių išstums arba taip veiks, kad tai bus priversta pasitraukti tam blogajam. Jinai išstums. Ir dar kur ten nenorim paleisti, užtat ir prilaikom. Nes mes puikiai suprantam, kad ateis šita Dievo jėga į mane. Ir jinai išstums tą tamsą. Ir jeigu ten dar man smagu su tuo senu, aš dar ir palauk Viešpatie, dar ne šiandien. Palauk Viešpatie, dar taip fain pasidėti su ta kaimynė ir pliotkinti. Dar taip fain. Viešpatie, toks fain žmogus, juk jai reikia irgi. Ir visokių nesąmonių prisigalvojam, kad tik tai tą seną dar prilaikyti, nes dar kutena. Kol vieną dieną sakau, Viešpatie, gana, davai, mirsiu. O kai sakom, mirsiu, o dabar jau mirsiu. Zosė pliotkininkė nuo tavęs patrauksi, dabar jau mirsiu.
juokaujam, bet tikrai va taip yra ir žinai, ir nežinom, kad ateis šita jėga ir taip kaip buvo, mes nebegalėsim daryti, mus greuš iš vidaus ir mums bus blogai ir sąžinė kaltins ir tai yra Dievo darbas mumyse, kad išstumti seną, įtvirtinti naują. Ir kai jie ateina Dievo dvasia, mes turim ką pasislėpti. Pasitraukti iš pozicijų ir užleisti jai. Ir kai mes sakom Viešpatie, tu veik, sakom Šventoji dvasia, tu, mes puikiai suprantam, kad aš jau nutraukus. Bet sako, darysi va taip, bus va taip, žinai. Kartais paaiškino, kartais ir nieko nepaaiškino. Bet mes puikiai suprantam, nes mes pažįstam kažkiek tai šiandien Viešpatį, žinom kažkiek tai rašto, kad mums reikia atsitraukti. Ir čia vėl yra kartais kliūtis, kad pakviesti ir leisti jai, nes suprantu, kad man reikės sėsti ant užpakalinės sėdynės. O taip nesinori, o taip norisi vairuoti, o taip norisi visus patampyti, pastatyti, tik ne save. Bijome prarasti save. O ką Viešpats sako, jeigu bijot prarasti save, jūs neverti manęs. Bet kas praras save, tas atras. Kas praras save, tas atras save naujai jame. Nes jame tokios kaip kad mirties nėra. Čia yra to Adomo prigimties išnaikinimas, ištrinimas senų programų, kuri nešė mums tik prakeitimą, ne tik mums, mūsų artimiesiems, šeimai, tautai. O mes jau kaip tiek metų galvojam, kad čia mūsų. Ir šiandien atsivertime ir atsinaujinime matom, ne, mūsų yra va, į Kristaus atvaizdą ir pavydalą, nes mes buvom sukurti pagal Dievo atvaizdą. Mes ne pagal velnio atvaizdą, bet per tiek metų jau tiek prišnekėta, tiek prikurta, kad galvojam, kad pagal velnio atvaizdą. Bet šiandien mes sakom Viešpatie, mes esam sukurti pagal tavo atvaizdą. Ir aš tikrasis esu va toks, tavyje ir su tavim ir per tave, o ne ką tas melagis dar vis stengiasi man priminti. Tai buvo. Šiandien aš esu naujas kūrinys Jėzuje Kristuje ir kiekvieną dieną atsinaujinu jame Dievo šloviai ir Dievo garbei. Amen. Padėkoti.